Parodysiu jums top 10 Tauragės lankytinų vietų. Kelionę pradedam nuo aukštoji Pagramant piliakalnį. Aplankom Pagramant regioninį parką lankytojų centrą, kur apžiūram gamtinę ekspoziciją. Užlipam ant vieną įspūdingiausių Lietuvos apžvalgos bokštų, kur atsiver kerintis vaizdą į Akmenos ir jūros upių santaką. Keliaujam aplankyti Budlaukį ir senolį Genių ąžuolą. Einam apsižvalgyti didžiuosius Genių atodangą šlaitą. Nuostabių pažintinių takų žingsniuojam link gamtos stebuklą, plynuosis aukštapelkis. Užlipam ant čia įrengtą apžvalgos bokštelę ir keliaujam į garsioji kavinę Gramančia, kur laukia teraso, klausydami paukščių čiulbėjimą, pavalgom skaniausius peitus. Toliau keliaujam į didžioji Tauragės pilį, kur bokštus įrengtas meno ir archeologijos ekspozicijas, o vėliau įsikūręs Tauragės krašto muziejus su 20 000 įvairiausių eksponatų. Toliau neram į virtualią edukaciją, po katros keliaujam gyvą pamatyti ir pajausti vėjį galę. Aplankom Tauragės konvencijos paminklą ir keliaujam į Viešvilis rezervato lankytojų centrą, apžiūrėti įdomios ekspozicijas ir gyvą pamatyti čia veisamus kurtinius. Po tokios kelionės gera pailsėti. Atvykom į viešbutį Tauragė, kur apgalvota kiekviena interjero detalė, įrengts modernus baras ir jaukus kambarė geriausiam poilsiui. Norit pamatyti šimtus kitų Tauragės ir Žemaitijos veidų, parsisiųskit Žemaitijos kelelės programėlę, katros nuorodą komentarus.